Ką aš tokiu turbūt? Toks būsi pamatysi energiją, blešą jėgą. Gerai, paplojame mergino. Tai nepriklausomai nuo rolės, nu gal penktos nešaukit pirmą naktį, nesvarbu, kas jinai bus. Jeigu mažai, tai Jeigu šitai sėdi, tai žinau šauna. Jeigu 10 šauna, tai mafija logai. Gerai, viskas, naktis dedamės kaukės. Viskas. Mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmingą ilgai. Didės numeris vienas. Turim mes juk už jį pakovoti, kaip senoliai kovojo kare. Už socdemus mes turim balsuoti, reitinguoti Antaną juose. Numeris sąraše jam paskirtas, jo pamiršti tikrai negali. Tai 87 įrašyti jį turi. Numeris 7. Antaną, už Antaną mylėjai draugai. Mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmingą ilgai. Tu balsuok už socdemų programą, ateitis mūsų vėl bus šviesi. Nepamiršk reitinguoti Antaną, nes be jo liūdesys bus šaly. Nesakyk, noriu dar pamiegoti. Oliai kovojo kare, už socdemus mes turim balsuoti, reitinguoti Antaną juose. Numeris sąraše jam paskirtas, jo pamiršti tikrai negali. Tai 87 įrašyti jį turi. Už Antaną, už Antaną mylėjai draugai. Mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmingą ilgai. Tu balsuok už socdemų programą, ateitis mūsų vėl bus šviesi. Nepamiršk reitinguoti Antaną, nes be jo liūdesys bus šaly. Nesakyk, noriu dar pamiegoti, savo lovos šutam patale. Būtinai turim eiti balsuoti, kad Antanas vėl būtų Seime. Už Antaną, už Antaną mylėjai draugai. Mes iššausim šampano. Kas čia prisijungia? bus iš socdemus čia dainų. Nekalbam naktis. Atsisakė, ko vaikė. Kažkieno telefonas bus prisijungęs prie tos kolonėlės. Vytautai. Ir aš pasitikrinu. Pasižiūrėkit, kas... Jautrią odą. Sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų. Naujas Nivea kremas Repair and Care. Kieno čia? Nesakyk, noriu dar pamiegoti, savo lovos šutam patale. Būtinai turim eiti balsuoti. Ir labas rytas. Kalbas pradeda numeris 1. Labas rytas, miestelė. Dvi pagrindinės mintis turėjau, nes prieš einant į naktį merginos kalbėjo apie partiją, kurios visos trys buvo mafijos. Ir ten vartojo net necenzūrinius tokius žodžius. Ir aš kažkaip tada pažiūrėjau, kad jos yra dvi raudonas iš jų ir viena juoda. Ir man taip labai susisėjo kažkaip praeitam žaidime, kur aš daviau kritikos
šeštai žaidėjai. Tai vat, man taip labai susijęs su mafija visiškai, nes man vat, atrodo 5 žaidėjas sugrįžus su tokiu pozityvumu, labai fainai. 9 žaidėja irgi, man atrodo, sugrįžus su pozityvumu, o 6 žaidėjas su rėkavimais ir tokiais, negatyvumu. Tai aš palinkėsiu, kad nebūtų tokio negativumo, nes bent jau aš asmeniškai, aš buvau vedėjas, ar ne, tai aš asmeniškai tarčiau, kaip labiau juodą žaidėją, kur taip draskos, ar ne, tai labai palinkėčiau pozityvaus ir gražaus žaidimo, bet aš juodų žaidėjus pastebėt. Tada kitas dalykas, šiek tiek dalinai galvojau apie tą savo vedimą ir apie tai, kaip iš šono viskas elementariai atrodo. Trečia mintis buvo pagrindė susijusi su to už Antaną. Aš labai norėjau, kad ta daina dainuotų nebalsuokim už Antaną, nes iš tikrųjų, nors ir išrinkome tą raudoną bangą su dėmu, bet turim chaosą, tai nepadarykim chaoso čia prie stalo. Klausome antro. Labą rytą, Stalis Tuždėl, vienas priimta. Kol kas galvoju, kad jūs labiau raudonas. Vienas dalykas, ką pastebėjau, tai šiek tiek vedėjo tokia reakcija buvo jūsų kalba, atrodė, kad kaip ir raudona reaguoja būnam. Kitas dalykas, jūs, man atrodo, kad galvojate apie tokius dalykus, kurie jums galėjo būti svarbus susitikimas, apie žaidėjas jūs pagalvojat. Dėl to, kaip jūs ją išpildėt ir norėjau dar daugiau tų minčių įdėti, nes jūs suprantat, kad jeigu pasakysite, aš galvoju kelis dalykus ir paskui tik išpildysiu vieną, nepasakysiu kitų dalykų, jūs už tai atakuosiu, jūs bandėte tą išpildyti ir tai įgyvendinti. Dėl to galvoju, kad pirmas yra labiau raudonas, žaidžiu 1-2. Šiaip labai gaila, aš irgi galvoju, kad pirmas juodas. Gali būti, bet aš galvoju, kad jis labiau raudonas. Pašnekėjau, tai man raudonas. Norėjau dar įsikėlęs iš karto pasakyti, užduodėm klausimą. Tai už kokią agituoja jisai dainuoti? 10 sekundžių. Per tą pertrauką pasakė ten už tos dėmus, kad nebalsuotų ir panašiai. Už tai galvoju, kad jūs labiau raudona. Žaidžiu 1-6, jums nespėjau šitą užduoti klausimo. Kas? Klausome trečią. Labas rytas. Pristatau 2. 2 priimta. Nežinau, man pirma kalba netrodė baisiai raudona, taip kaip jums pasirodė. Pirmas dalykas, jis pasakė, kad prieš naktį buvo tokia kalba, ten merginos pakalbėjo apie spalvas, apie kažkokią komandą. Ir jisai ten pamatė, kad jos ten 2 raudonas, 1 juoda, kažkaip tai suprantu apie rūbus kalbą, bet aš įsivaizduoju, kad tą jisai tada vadinasi ne naktį pagalvojo, jeigu pamatė ir pradėjo reksti tą savo kalbą. O antras variantas, kad jisai naktį prabudęs žiūrėjo jas ir labai pagalvojo apie tos dalykus. Aš taip pagalvojau. Kitas dalykas buvo, sako, mes išrinkom tą raudoną bangą ten ant bangos, tai aš galvoju, tai vadinasi, jūs balsavot už tą raudoną bangą, man dar labiau nepatinka. Nebalsavot, tai tada gerai. 10 sekundžių. Žodžiu, o jūs pasakėt, kad jo kalba labai gera buvo. Man nepatiko jo kalba, pasakiau dėl ko. Tik prabudęs aš galvoju, kad jūs daugiau raudonas, bet už tą, kad sužaidėt. Klausom ketvirto. Su kuo sužaidėt, parodykit, aš nesupratau, jūs 1-0-3, labai gerai, 1-2-4, įtariu 3 labiausiai, faktas, ne? Jūs turėjot priekaištų, kad vienas tipo palaiko tą, bet jūs 2 nesužaidėt, tai viskas gerai, bet tokie argumentai jūsų bus labai paviršutiniški, už ką įtarėte vieną, tipo, kad ten minčių kažkokius sakė, kai raudoną palaiko, tai tipo, man visai neužėjo, aš nesupratau, apie ką šnekat iš esmės. Nes man antro kalba visai patiko, aišku, čia mafai turėjo daug laiko, tai jeigu jūs esat mafas, jums buvo visai naudinga sugalvoti, bet vėlgi, sakau, tas mintis man visai buvo natūralios ir aš supratau, kodėl tai galvoti, nes ir aš girdėjau apie tą, ką jos šešnekė apie tos, kai 3 buvo juodas ir jaudinosi, plus dar patiko labai mintis, kad jūs kalbėjote apie praeitą žaidimą, kai buvote vedėjas, ir iš tikrųjų atrodė, kad jūs pagalvojate apie tai ir aišku, jūs galite šnekėti, bet šiam momentui jūs tikrai esate raudonesnis už tą kalbą. Antras jūs pasėmė, man patiko, pasakė gerų irgi tokių pastebėjimų, kad panašiai pagalvoti apie tą, kad jis galėjo tai pagalvoti. Aš irgi taip jaučiu, nes kai jis pradėjo šnekėti, galvoju, 3 mintys visai daug, būtų sunku, aišku, galvoti, būtumėt mafas, o 3 sakau, nepatiko, kad nes ten už politinės pažiūrės kažkoks. Klausome 5. Įdomiai čia dėl politikos kažką. Aš padarysiu savo komandą 2-3-5, dabar paaiškinsiu dėl ko. Alinas parodė, aš galvoju, kad 2 raudonas, 1 juodas. Jisai, jeigu, tarkim, sėdi juodas, jam nėra tikslo rodyti ten 2 raudonas, 1 juodas. Parodykit taip pat jūs raudonas, ne? Tai jeigu Alinas, tarkim, dabar darom keldą, kad jisai raudonas, pagalvoju, kad 2 raudonas, tai aš jau su juo jau į komandą einu ir galvoju, kad irgi 2 kartų raudonas. Kad jūs ten apie 1 ką pasakėt, nesvarbu, aš paaiškinsiu, dėl ko 1 man įtartinas. Dėl to, kad jūs sugalvojat mintį, jūs gal ir sugalvojat mintį apie mumis pasakyti, ne ten merginas, bet kaip jūs apie kiekvieną iškalbėjot. Bet čia ne raudonas spalva. Jo, kad spalvų neskiriat jau blogai. Jūs apie Mariją kažkokią pasakėte ten plačiau, apie mane, o į ją buvo tik viena replika mesta, labai trumpa ir net tarp jūsų komunikacijos nebuvo. Tarp juodų dažniausiai komunikacijos nėra,
juodi, apie juodus labai 10 sekundžių. Dėl to darau prielaidą, kad jūs net kartu gali būti juodi, bet čia aišku, juos reikia klausyti. O trečias man patiko, kad nesu 1-2, bet aš galvoju, kad antras labiau raudonas. Apie pirmą šnekėjau, neatsisakė nuomonės. Klausome šešto. Labai man bus sudėtinga, paprašau, paklausykit manęs. Jinai žaidžia, sakė 2-3-5. Trečias raudonas, jis tikrai raudonas. Žiūrėkit, kai būna mes sakom priekaištus žaidėjams, jūs per mažai analizavote ten dar kažką, jis taip analizavo ten to pirmo kiekvieną punktą, kad man neatsibodo jo klausyti. Ir jis tik raudonas būdamas gali taip sugalvoti kiekvienam pasakymui. Aš pagalvojau, kad aš už juodą tiek kitaip galvočiau ir tai aš galvoju, kad jis yra raudonas žaidėjas. Tai, kad jūs pradėjot kalbėti, kad tikrai Alinas raudonas, dėl to žaidžiat su 2 ir 8, kai antras pasako 1-6 jam raudonį ir Alinas sako 2 raudonas, bet 1-6 juodi, aš iškart norėjau sakyti, kad 5-8 įtarnėjų ir prieš jų žaidžiu, bet man patiko tai, kad jūs irgi išanalizavote iki tiek, kad pirmas čia apie jūs pakalbėjo, apie ją per mažai, taip, kad tarp juodų sąsaja. Bet iš tikrųjų tiek apie ją jis pasakė, kad gera nuotaika atėjo, tiek ir jūs. Todėl aš kol kas nenoriu su jumis žaisti, aš žaidžiu 1-2, 3, tokį tvirtą nenoriu praimtų žaidimą. Klausome 7. Labas rytas, miestelė. Šiaip iš tikrųjų tos dainos nebuvo visos girdėjęs, tik tai prietarmės pasirodo, gal jau užteks tos dainos. Tai galiu pasakyti toks. Man labai keistas čia iš šeštos argumentą, kad jeigu daug analizuoja, daug argumentuoja, tai gal ir labiau raudonesnis. Bet tie argumentai man buvo tokie fiktyvūs, bent jau trečio žaidėjo, man neįtikino. Ten jie apie pirmą, kur man atrodo pertekliniai, bent jau man pasirodė. O penkto irgi argumentas, kad ten nepakomunikavo į 9. Pirmas juk daug minčių pasakė iš tikrųjų, realiai ten daug buvo minčių per tą savo kalbą. Tai aš tai sužaičiau 1-2-4-7 tokiai komandai, trečio man tie argumentai ir jis net suabejojo, su kuo žaidžia. Aš sėdėdamas trečioje vietoje, aš sužaičiau 1-2-3, pastebėsiu pirmą, tarkim, bet jūs taip, tiesiog tą pirmą tie tokie pritempti argumentai ir jūs įsimeta taip, o nesužaidžia su antru, kuris buvo 10 sekundžių. Tai man keista, penkto irgi keista pozicija buvo, kad Lipina 9-1, o šešta, kad jūs ten paėmėt komandą, kur trečias sakė, nenori žaisti su pirmą. Kas? Klausome 8. Tai dabar aš noriu pasitikrinti su jumis. Iš savo 7, ten jeigu įtarsit kažką kitą įstatyti, kažką kitą, pas jūs yra mafai tarp 3, 5, 6. 5, 6 akivaizdu, kad ne kartu, ar jūs svarstat, kad kartu. Tai pas jūs 3 ir 6 tada labiau, ne? Kur šešta, sako, tikrai trečias raudonas, jei čia labai reikia tą raudoninti, jūs galvot, kad 3-6 kartų mafai, arba 5-3, kur penkta sužaidė su trečiu, man atrodo. O šešta sako, jo, 3 raudonas, bet 5 neraudona. Aš įtariu 7 už tai. Supratot, ką aš pasakiau, kad 7 raudonas vis tiek, ne? Tai tada bokštas jau netoks raudonas, nes jis sako, kad 7 raudonas. Paaiškinsit, kodėl. Aš tiesiog pagalvojau, kad, kodėl pasakiau, kad 1-6, nes kai pirmas kalbėjo, jūs nežiūrėjot, jūs 5-6 kartu bendravo, trečias irgi kažkur kitur buvo nusukęs. Tai aš pagalvojau, kad pirmas juodas ir ten mafai, kurie neklauso jo. O man 4 raudonas, nesuprantu, jūs abidvi išsimetat šitam žaidime, aš labai galvoju, kad jis raudonas. 3-4-8 kol kas. Klausome 9. Labas, miselė, mano bus ilga komanda, man labai patiko, Marija, jūsų argumentas apie trečią, kad jis iš tikrųjų analizavo, kalbėjo, gal šiek tiek pasimėtė, suprasdamas tą Vytautą, kokią jis ten banga nori pakelti raudoną ar ką, bet Vytautas buvo pasakęs, nekelkime chaoso, kaip šita raudona banga, aš tą tokį supratau. Ir jisai, kaip sakot, nekalbėjo, jis pakalbėjo, aš netgi pasižiūrėjau, galvo, vyrai tikrai gali būti, atsiprašau, daltonikai, neskiria tų spalvų, bet kadangi mano raudonas spalva, kaip matė, tai iš tą argumentą atmečiau. Man Vytautas kol kas yra raudonesnis, antras pastiprina poziciją, pakalbėjo apie labai gerų žodžių, kol kas irgi žaidžiu, trečią prijungiu, nes jis analizavo, pakalbėjo ir jis atsiprašė už savo klaidą, kad neteisingai suprato, nors ir pasižiūrėjau, tik 0-3. 4 prisijungiu, tik dėl Marija jūsų, nes man ta prasme jisai žaidė 1-2 ir sako, aš nežaisiu su trečiu, man nepatinka, bet kad jūs jį prijungėt kaip ir nenorėdama, aš sutinku su šito poziciją, man patiko, kad jūs trečią apgynėte, kuris iš tikrųjų analizavo. 2 juodas, aš sakiau, kad 3 raudonas, tai trečio patikimo vis tiek prašau. 10 sekundžių. Gerai, čia tada tarp 2-8 kažkokie vyksta konfliktų, tai tikrai galėtų pasitikrinti 2-8 iš toj pozicijai. Kas? Klausome 10. Aš manau, kad 8-4 gali būti komandai dėl savo to. 1-2-7 tai. 6? Nu davai, 6. 6 priimta. Žiūrėkit,
Aš, kai pirmas kalbėjau, žiūri pirmą, tuomet man atėjo tokia mintis, Kelinas visą laiką sako, kas nežiūri pirmą, tas labiau juodas. Ir jisai sako, kad ten kažkas nežiūrėjo, bet aš žiūrėjau ketvirtą žiūrėjau kažkur į Mariją per pirmą kalbą ir Alinas savo kalbą, jūs žiūrėjot ilgą laiką ten, aš pažiūrėjau į pirmą, žiūrėjau jūs žiūrėjot per pirmą kalbą kažkur kitur. Ir tada Alinas sako, tai čia ketvirtas bus labiau raudonesnis, nors davė kritikos tiem, kurie nežiūrėjo, nors ketvirtas nežiūrėjo, tai gali būti, kad ir 8-4 gali būti komandai, nes trečia kalba nebuvo tokia prasta. O pradžiai sako, kad pirmas, aš manau, kad 1-2 gali būti abu labiau raudoni, kur pradžiai Alinas nori pirmai važiuoti. Kas vienas šipilnas. Pradžiai nori labiau pirmai važiuoti, antrą laiko raudoną, po to ant galų pasima baudą, antras juodas, antras netoks raudonas ir visa kita. Patiko ir 5 mintis, nu, tipo, kad pirmas gali būti sutevinta. Nebūtinai, kad pirmas juodas, bet pati mintis labiau patiko. Tai va, tai labiausiai tai ieškočiau tarp 4, 8, aš truputėlį kalbą praklausiau. Su 1-2. Tai gerai, jis gali spalvožinoti, aš pasakiau, kodėl 8-4 gali būti komandoj. Tiesiog, dėl to argumento jo. Kas? Visi pasisakėt perinami balsavimai. Statytos kandidatūros. 1, 2, 7, 6. Kartoju eiliškumą. 1, 2, 7, 6. Pasirašėm balsuoti. Kas balsuojat už 1? Ačiū 5 balsai. Kas balsuojat už 2? Ačiū balsų nėra. Kas balsuojat už 7? Ačiū balsų nėra. Ir už 6 pastatykit likusius balsus. Žaidėjas numeris 1, jūs 30 sekundžių. Taip, tai visų pirma, man atrodo labai tvirtina žaidėjo 8 poziciją prie stalo. Manau, kad verta patikrinti, aš tą rodžiau žaidėjai numeris 2, kad siūlyčiau patikrinimą. Bet kodėl išsirinkau 6, nes 8 nedaug naudos duotų per papilą, ar ne? O man kas dar buvo įtartina, tai 5 ir 6 pasirinktos komandų skaičius. Pasirinktos komandos ir toks visiškai kitoks sudėliojimas. Dažniausiai tai yra naudinga mafam, kitaip sudėlio komandas. Toliau, kiek klausau žaidėjus, ar ne, tiek 7, tiek 9, tiek 10, pagal mane logiškiau dėliojo savo visus argumentus. Iš šitos stalo pusės, tai, nu, turbūt tik tai prie trečio, kad jūs neatidžiai klausėte, tik dėl to barniu. Nieko asmeniško, tiesiog jūs neatidžiai klausėte. Klausome 6. Aš sužaidžiau 1, 2, 3, 4, pasakydama, kad 5 patiko, tik išsimečiau ją, nes jinai paraudonino 8. Po 8 kalbos 8 yra raudonas, dėl to 2 tapo tarpinėtis, skaičiu savo komandą, 3, 4, 5, 8 raudonesni, tarp kitų ieškau mafų, norėčiau antro patikrinimo. Galima ir 10 netikrinti, jo tikrai nešaus, prieš tai šovė. Nu, visiškai persiaunu batus, bet aš išklausius, man 8 raudonas, 3, 8 mano spalvos ir 5 irgi raudonesnė. Paaiškinu jisai, kodėl prieš tai aš... Kas? Abu pasisakė, pakartotinis balsavimas tarp 1-6. Pasiruošėm balsuoti, kas balsuojat prieš 1, ačiū 5 balsai, prieš 6. Keliu klausimą, kas balsuojat, kad abu paliktų stalą, ačiū balsų nėra, mieste naktis. Rudenio naktis, vėjas neša mane, mano siela laisva. Rudenio naktis, tos rudenio naktis. Svajoju apie tave, dar žvaigždės man sako. Mirs 8, mirs 9, mirs 10, ačiū Matija. Visi miega, atsibunda geriausiam spėjimui, nušautas žaidėjas numeris 3. Priimta ir jūsų atsisveikinimo kalba. Nežinau, aš pagalvoju, kad antras gali būti raudonas, su kuriuo, nu, ta prasme, su juo 5 sužaidė, ten kažkas tai sužaidė iš priešingų komandų, tai dėl to man 2 gali būti daugiau raudonas. Pirmas pasipilino su 6, kuri iš pradžių sako, kad lyg tai man pasirodė žaidžia 1, 2, 3, paskui sako 1, 2, 3, 4. Jūs ir ką patikrino? Nu, sakykit, ką patikrino. Raudonas patikrinimas. 4. Gali būti. Nu, gerai, jis yra raudonas, aš patikrinau 4 yra raudonas, Marija pasakė, kad 4 Pirmas atsiskleidė, nu gerai, išbalsuokit 1. Išbalsuokit 1, tada galvoju, kad 10 ne raudonas nekaip. Arba išvedat 1, gerai, išvedat 1, arba papilnat 1. Ačiū, plojam žaidėjai numeris 3, paliekat stalą.
Klausome žaidėjo numeris 2. Tai jūs pamatėt, kaip pirmas atvėrė, jums atvėrė pirmas iš viso, ne? Tai labai gerai. Tai tada 6-8 turėtų būti raudoni, iš žaidėjo numeris 1. Vienas priimtas. Bet kad ir kaip jūs atakavo 7, man nepasirodė 7 labai juodas. Dėl to galvoju 6, 7, 8 tai šiuo metu turėtų būti labiau raudoni. Taip, nu, tai 6, 7, 8 ten nieko man. Nu ir 4 dar raudoni. Tai 1, 5, 9, 10. Tai jums yra 5 raudoni. Tai gerai, tai jeigu jums taip atrodo, tai galit, tai dabar vienas išeina, paskui, arba galite iš viso 2, 9, 10, arba vienas prisidavė. Man tai tokia neaiškia, aš jūs kalbą net praklausiau, nes aš nesuprantu, jūs tiesiog kaip dėliojate, aš jūsų minčių nesuprantu, jūs gali būti raudona taip darot, bet 10 sekundžių. Aš galiu pasakyti, kad jūs ten... Jūs visą laiką ir važiuojate. Nu tai va, tai dėl to man sakau, gali 2,90 pasikelti, bet jau vienas prasideda, tai 1,90. Laikas. Klausome 4. Bet tai ką mes iš tikrųjų gausime, kas tikrai laužys. Gal pagausim ir išmesim 3. Tavo žaidėjo numeris 1. Patvirtit. Tipo, ką mes pagausim? Tipo, laužys pagausim jo, bet su laužys ir užparanoinsim čia. Tipo, visai čia dabar jau gali būti. Man svėrė 3. Jo, šovė, tada tipo kažką. Tai aš jau stačiau 1. Štai tavo žaidėjo numeris... Palauk. Štai žaidėjo... Kurį 9? Štai žaidėjo... Nu gerai, štai žaidėjo numeris 9 pasirinksim. 9 priimta. Aš tai šiaip nežinau, ar čia jau taip 9, man taip įtartina, kad nei turiu 7, 8, tai faktas, 6 ir nei turiu, jeigu vienas atsiveria, aš raudonas, jeigu reiktų kelti, kelčiau, na aišku, 1, bet jeigu 1, tai gal net 5 labiau negu už tą. 10 sekundžių. 10, 5, 2, pavyzdžiui. 10 kažkaip šiaip nečistas šiekis ten nuleidinėjęs, tai kažkaip Laikas. Klausome 5. Palauk, dar su 10, 5, 2 keliam ir pirmą paliekam? Čia dar pasitikslinam. Žiūrėkit, ar aš nebemoku žaisti ar kažką? 4 raudonas, kur sužaidė 1, 2, 4 su pirmu juodu, o aš įtartina, kur pasakiau, kad pirmas yra juodas, o jūs raudonas. Tai tampu aš labiau įtartinesnė. Nu, kažkas nejasna, man antras nebe toks raudonas. Kaip įmanoma 10 dar plus neįtarinėti, kai pasako 10, kad 1, 2 yra raudoni ir 8, 4 yra juodo komanda, kur 4 komanda buvo 1, 2, 4 anuro. Tai kaip galima 10 neįtarinėti? Tai įstatau 2, jau prieš antrą surinkau 2 argumentus, kodėl jisai gali būti įtartinas. Tada galima 10 įstatyti. Dėl to 2, 10, 5 man tiktų papylas, jeigu kažkas norėtų mane papylinti, bet nespanu, kodėl pirmas tada sėdi. Tai va, tai jūs vis dar man nečystas. 10 sekundės. Tai va, tai kažkas 1, 2, 10, bet kažkur mano komanda, o jeigu norit galvoti, kad 7 raudonas, kažkas čia pagalvojo, bet jūs nepagalvojo antras. Kas? Klausome 6. Tiesiog užtenka jau 2 ir be 7 dabar. Kodėl Barmalėjus 4 tikrina man čia? Aš nesuprantu. Žodžiu, įstatau 1, įstatau 2, įstatau 9, viskas išeina pailiui, man čia jokie žaidėjai. Dabar žiūrėkit, kodėl klausimas, pirmas atsivėrė jums ir kai jisai metė publiką, jūs sakot, tu man atsivėrė. Ir jisai, ir tada aš galvoju, savo juodą nenorėčiau, va tokia dar paranoja yra, gerai. Bet žodžiu, kai tik atsikėlėm, pamačiau, pirmas atsivėrė 8 ir 9 į 2. Ką? Ir aš galvau, kad antras irgi atsivėrinėjo 9 ir jinai klausė, ką tikrinai. Ir todėl, kai jūs šnekėjot savo kalboje, sakau, kas jums yra 9. Ir jūs pradėjote tada kalbėti, aš nežinau, neklausiau jos kalbos, o ta taip nepatogiai pasijuto, kai jūs apie ją šnekat, todėl galvoju 1, 2, 9 yra juodų komanda. 5 iš vis dabar, prieš antrą labai daug argumentų rado, tai dėl 9, tarkim, dar neaišku, bet 1, 2, tai man tikrai juodi, bet dabar, kad nebūtų lažymų, išeina 1, o tarkim, kaip jūs sakot, kad ir 10 galėtų būti, ar 70, tai manau paskui pagalvosiu. Klausome 7. Rytas miestelį. Man 1, 2, 9, man atrodo, reiktų daryti pakelimą visų, nes nepailiui, bet kelt tiesiog 1, 2, 9. Vienas dalykas, kad 5 galvoju, kad tikrai raudonesnio, nes vien tik dėl tos nestandartinės minties ant nulinio, man atrodo, tikrai nevažiuotų prieš savo juodą, tarkim, ar ne? Kaip jinai sako, kad 1, 9 ten neturėjo argumentų, man atrodo, tokia biškai nestandartinė, man patiko ta kalba. Ta mintis, man atrodo, 10 apie tai irgi užsiminė, gal klystu. Tai dėl to galvoju, kad 9 labiau raudonas. 1, 2, 9, man atrodo, keliam. O 6 irgi raudonesnė. Tai nesu tikras, ar jau tas antras toks juodas, bet man atrodo, čia būtų geras pakelimas. 8 raudonas, 4 raudonas, čia daug raudonų iš tikrųjų bent jau randu, tai galbūt laimėsim kažkaip. Man taip atrodo.
Ne, tai viskas gerai. 1-2-9 kelia, man atrodo, čia 10 sekundžių. 2-1-9 įtariamieji, dėl antro nesutiktas. O šešta irgi raudonis. Man atrodo šitas, sekantis, kurį 10 galėčiau įtarinėti, kuris išvažiavo, man atrodo, prieš 8, jeigu neklystu. Klausimas 8. Man tai patiko, kad aš sužaidžiau su šerifu ir su raudonu, patikrinti raudonu, bet patikino vis tiek, man nemaniau jį. Žodžiu, kaip buvo, jisai man atsiskleidė, aš palaukiau kokią 10 sekundžių, tada parodžiau, kad aš šerifas, nes, tipo, jį pridenginėsiu. Ir po to tik tai jau, kai jūs atsiskleidėt, aš sakau, tipo, ką jūs patikinot, nes jis sako, ką aš patikinau, sakau, pas mane raudonas patikinimas. Ir po to jūs atsiskleidėt ir aš parodžiau jūs, bet ne ta prasme, kad aš jūs patikinau, o ta prasme, kad tu atsiskleidinėjai dar vienas šerifas. O pirmas man tiesiog atsiskleidė ir jūs matėt ir iš jos reakcijos, kaip jinai apsidžiaugė, kad pagavo, gaunasi, kad jinai raudona, plus 1-6 pilinasi, nebus jokio papilo, išstatau vieną, nes, mums tas papilas nelabai duos informacijos, nes bus sulaužimai ir ten gali būti 2 raudoni. Bet, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėt, tai 1-9-10 labiau, o ne 1-2-9, tipo antras raudonesnis gaunasi pagal tai, kad jinai pasakė gerus argumentus apie 10, kad jis pažadė prieš 4-8, jisai sako, kad aš tipo pamačiau, kad ten 3 nežiūrėjo 5, 4 nežiūrėjo, nemačiau tikrai. Klausome 9. O aš būsiu labai nepopuliari, nes jūs per mano kalbą nutraukite ir aš ką galiu pasakyti, tarp 2-8 tikrai kažkas turėtų būti, nes jūs kapojate, aš esu žaidėja numerį 6. Galit jūs būti raudona, būsiu prieš vėją. Žinot kodėl? Todėl, kad jūs sakote, jinai klausė, kas čia kur. Aš paklausiau Alino tada, kas jums atsiskleidė, nes aš nemačiau. O jūs kaip juda galite būti su pirmųjų labai gerai, nes perbėginėjate ir savo pakišnėjai. Alinas pasiraudonino todėl, kad jis tai pridavė netikrą šerifą šitai vietai. Tai man 6 yra įtartina, galite sakyti kaip norite. Ir labai puikiai gali būti 1-6, kad per pakilą įsistatinėja, Alinai labai daug juodį tą daro ir žaidžia. Jūs pasiraudonot vien tik dalinės 2-8. Ir dar pasimiau baudą, kai pasakiau, kad visą laiką mane įtarinėja. Ir aš neturiu prieš jį kokių kontrargumentų susirinkti. Gerai, kas dar galėtų būti? 10 kalbos iš tikrųjų net neklausiau, nes čia jis labai kalbėjo, išsistatinėjo, išstatytas 2, išstatytas 6, išstatytas 7, tai dar paklausiu, kas čia kur pilinasi šitai vietoje. 1, 6 mano įtariamųjų, tada 2 ir 10 irgi galėtų būti raudonas, 5 jau nebevažiuoja mane, 7 žaidžia pagal pirmo stalo argumentus, savo kažko gilaus nesugalvoja. Kas? Klausome 10. Aš kol kas pavėjau, reikia nepykit. Žinau, ką pasitikrinkit. Ne, tipo, keista, bet jūs donas ar kaip, tipo, pasitikrinkit po trečiąją ten ant šerifo ar kažką, jums čia judėm, tai būtų labai lengva. Žiūrėkit, aš kaip ir raudonas stebiu stalą. Aš mačiau, kad 4 per pirmą kalbą žiūrėjo na pusę, ane? Ir Alinas kaip pasako, man logiškai gimsta argumentas, kad aš mačiau, kad 4 irgi nežiūrėjo. Ir kai jisai pasakė, tai palaukit, aš sakiau, 8-4 gali būti artini. Dėl to ir neėmiau 4, kodėl aš turiu 4, kad žaidžiu 1-2. Man tuo metu 1-2 raudoni. 1-2-9 aš irgi turiu. Aš sakau, pilinkit mane su 1-9-10, pilinkit 1-2-10, pilinkit dar su kažko. Man tinka pilintis, kas jums yra. Aš pasakiau savo argumentus, dėl ko įtariau 8-4. 1-2-9, arba 3 arba 2 mafai, toliau, kad nežinau, ten sėdi turbūt ir viskas. Nuo 5 iki 8. Matematinė pergalė, man atrodo, čia tiesiog bus. Jūs sakot, mane balsuoti ir visą kitą, man tai patinka, jūs mane dedat sąrašą. Aš pasakiau savo mintis, kas man yra juodė. Pradžiai buvo viena komanda, po to pasikeitė. Ir sako, kaip 4 nuleidęs akis, aš jam pirmas rodau papilas, kupilink mane 1-9-10, kaip 3 ir paliko. Tu nuleidęs akis sėdė. Tai prieš tai bijojau, dabar prieš strasnau. Kas? Klausome pirmą. Aš tada dar laukiu, kad darbo 4 arba 5 pristato šerifą ir tada bus viskas normaliai, nes aš netikiu 3 nuo šerifo. Bet kuriuo atveju. Pasipilinkim, išstatau 1, išstatau 2 ir išstatau 9, jeigu nebuvo išstatyta. Nu ir padarykim visą šitą. Nu ir viskas gerai. Tai 1, 2 ir 9 balsuoja 1, viskas, nebus jokių laužimų. 1, 2, 9 balsuoja 1, aš šerifas. Tai gerai, nu. Tai 1, 2, 9 balsuoja 1. Tada 4, 5, 6 balsuoja. Jis pasitikrino, parodė, kad ne šerifas. 4, 5, 6 balsuoja 2 ir 7, 8, 10 balsuoja 9, o ir viskas gerai. Ir žiūrėkit mano rankas, aš nelaužysiu. Nesuprantu, ką jūs rodot. Tai ką pilintis jums kaip šerifui? Tai nes miestas manim netiki, ką man daryti. Nu tai jums be pėgų, tai aš nežinau, čia 4 pažaidė su 3, kad tipo atseit jam atsiskleidė ir viskas, ir 3 sužaidė šitą žaidimą, nu. Tai ką man daryti, kaip man kitaip išėti, nes aš vienas kitaip išėsiu. Tai pilnas 1-2-9, 1-2-9 balsuoja 1, viskas. Kas? Visi pasisakėt perėmė balsavimą. Išstatytos kandidatūros. 1-9-2-6, kartoju, 1-9-2-6 pasirim. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū, laikome 1-2-3-4-5-6-7. Tai yra dauguma atsisveikinimų jūsų kalba. Tai kodėl nesipilinam, nieks nepatikėjo. Taigi aš šerifas, aš sakiau. Tai aš nežinau, tai 4 turbūt yra šerifas ir sužaidė šitą žinimą. Ne, aš nesuprantu, 4 daunas tada turbūt.
Nu tai aš žinau, nu matei. Taip, aš mačiau kaip tu matei, mano atsiskleidimą, tai ką? Kas? Gerai, ačiū pas. Ačiū, paplojam žaidėjai numeris 1, mieste naktis. Rytas be 4, jūsų atsisveikinimo kalba. Jo, aš nežinau, šiaip pagalvoju, ar 9 gali būti tokia juoda, ar jinai taip drįstų žaisti. Aš dabar gal prieš 2 prabalsuočiau, ne prieš 9. Kas 10? Aš 10 įtarinėjau, tik sakau, kad aš už tą, kad jinai išdrįso prieš 6, bandyt kažką kalbėti, biškai apsiraudona, ar tai būtų juodas sugalvojęs, nežinau. Todėl aš labiau įtarinėjau 2 plus 2, 5 gerus argumentus surinko, 2 šiaip visas talas labiausiai įtarinėjo kaip pirmą žaidėją. 2 sužaidė su 10, taip, tai sakau, aš 10 aš jau prieš tai pasakiau, aiškiai, kad aš įtarinėjau ten 2, nu aš sakiau ne, kad nekeliam pirmą, aš sakiau, jeigu be pirmą iš ko 3 mafų, tai ten 2, 5, 10, bet nuo jūsų nulipu, nes jūs tikrai surinko gerus argumentus prieš 2, viskas gerai. Ir tada gal reiktų, aš tiesiog neturiu 8 už tą atsiverimą, nu, aš nelabai turiu 7, manau turit pasitikėti vienas kitu, bent kad surasčiau šitą, jeigu aš lystu, nu tai tabinė, bet aš prabalsuočiau 2, 10 ir tada spręčiau tarp 6, 9, manau čia yra juodi. Ačiū, paplojam žaidėjai numeris 4. Kalbas pradės numeris 5. Nu tai kažkada įsiaiškinsim vis tiek. Nu tai jeigu visi galvojat, kad antrą visi įtarinėja ir visas stalas įtarė, nu tai tiek to paliekam su 10 prieš 10 jau nemanau, kas paliksi balansą. Nu tai gerai, statysis kažkas su jumis. Nu bet, nu tiesiog nebegaliu jau prieš jumis kitaip, jau prieš tai pasakiau argumentus. 10 vis tiek dabar važiuoja, prieš tai pasakė 1-2 raudonai, dabar sako 1-2 jau komanda, jau viskas prie stalo. Jūsų tokie argumentai paviršutiniški, tokie jūs nesistengiat gilintis į žaidimą ir keistis, taikytis, jūs tiesiog prisitaikot prie daugumos ir plaukiat. Nu tai aš manau taip mafai. Kad 9 dabar sugalvojo, nu čia gali būti ir juodo ėjimas, kad jinai pagalvos kažkokį kitą argumentą, jie patikės, jinai perves stalą šitaip. Nu bet kol kas 9 čia mažiausiai įtariu, kol kas 1-2-10 mano juoda komanda. Manau pakankamai daug raudonų turim, ten 6-7-8 jau 7 paskutiniai vietoje turbūt įtarinėčiau, o 6 jau aš nuo nulio negaliu. Laikas. Labiausiai 8. Klausome 6. Keista, kad ne aš, nes būtent kai 3 pasakė, kad jis šerifas, aš sušukau pirmą, kad pirmas atsivėrė, o jisai aišku nutipo pridenginėjo, kai jam atsivėrė. Dabar paklausykit, jūs sakot išeinat ir paliksit jo tarp 90, pasakysit, kas yra didesnis, ar jūs čia bando dar ieškoti juodų, nes jeigu taip, jis statau 2, statau 9, statau 10. Dabar žiūrėkit, visi sako, 9 taps raudona, važiuoda į mane, ne, jinai spirga į čiršką jau kaip juoda žaidėja ir jinai galvoja, ką čia griebtis. O jeigu jūs esat raudona žaidėja, tai jūs pabandykit man įrodyti, kad jūs esat raudona ir už ką aš galėčiau jūs pavadinti raudona, o ne mane įtariu, aš irgi įtariu. Todėl, kad aš už jūs esu 100 kartų raudonesnė. Visų pirma, aš atvėriau šerifą, kas man būtų nenaudinga. Visų antra, ant 0 suždžiau 1, 2, 3, 4, per papylą atsisakiau savo pirmo ir antro žaidėjo ir suždžiau 3, 4, 5, 8. Ar jeigu aš esu su 1 ir galimai 2 juoda, aš atsisakysiu savo juodą? Ne, aš žoskai varysiu 8, nes matau, kad ant stalo yra pakankamai žaidėjų, kur žaidžia prieš 8 ir aš neimsiu 3 žaidėjo, kuris yra raudonas ir kas yra tikrai raudoniausias 5-8. Laikas. Klausome 7. Labas rytas, miestelė. Nu, aš žaisiu turbūt iki galo, kol kas, kol niekas nepaaiškės kitos situacijos, bet 5, 6 ir 8 yra raudoniausia. Raudoniausias 8, kur aš nemanau, kad juodas Donas atsiskleidinėtų, nes realiai atsiskleidinėjo ir jis pridinginėjo. Tai čia tikrai nebus. 6 lygiai taip pat sureagavo, taip atrodo labai raudonai. 5 dėl minčių argumentų į 2 ir lygiai taip pat, kaip pasakė, labai nestandartinę mintį. Nu, man tai pasirodė, kad ten žiūrėjo, stebėjo 1-9. 10 labai įtarinėjo irgi, man atrodo, kad taip kažkaip, man atrodo, kad plaukia, kaip dabar, pavyzdžiui. Tai aš įstatau numeris, tebūnėjo 2, jeigu jis jau nori pats keltis, nors galėtų raudonas, sakyti, 9-10, kažkaip taip išlaukti, kažkaip tai keliuosi. Tai va, tai
Aš tik dabar galvoju, ar taip jau gali būti ta lengvesnė 10 versija, kad sekundžių. 2, 9, 10 bus likę 2 mafai. Gal ir taip. Kad 9, jeigu jūs įtarinėjate 6, o 8, kuris man bent jau raudoniausias sako, kad 6 labiau raudonas, tai jūs arba pasitikite. Kas? 8 klaus. Stau 10, ne 2 dabar išeis, 2 raudonesnis už 10, bent jau už savo veiksmus, kad ne, sekančiam rate. 10 juodas ar ne juodas, dabar bokšt. Jeigu 10 juodas, sekančiam rate pas jūs bus likęs paskutinis mafas. Sekančiam rate pas jūs bus likęs paskutinis mafas. Todėl jeigu jūs išeisit, žaidimas nepasibaigs, mes užtikrintai žinosim, kad jūs raudonas ir jūs tada jau paliksit savo atsvarą. Todėl dabar išeina 10, o paskui išeisit jūs. Ir klausykit ir ieškokit, kas yra. Tai 10 juodas Žoskai, aš netikiu, kad jis raudonas, kuris sužaidė prieš 4-8 ir daugiau nieko nepasakė. Gerai, duodu šansą jam dabar, pažiūrėsim, ką jis pasakys dabar. Nes praeitą ratą jisai tik teisinasi, kodėl jis pagalvojo, kad 4 juodas, kur jau mums nereikia tos informacijos. Pas jį nebuvo jokių dvojkių prie stalo. Todėl dabar paklausysim, jeigu jis pakalbės gerai, išeis 2, jeigu nepakalbės gerai, išeis 10. Stau 10, ačiū pas. Ačiū Jums, klausome 9. Išstatau 2, išstatau 10. Patvirtinta. Dabar Marija kontrargumentai jums, ne? Juodas žaidėjas gali per savo papilą imti ir pakeisti komandą. Kam taip mėtytis? Aš jau dabar pakeičiu, mėtausi taip toliau. Nu tai šitoj vietoj yra neapsisprendimas, ne? Vienoj vietoj. Kitas dalykas, jums yra lengva atverti pirmą, nes jūs matėte atsivėrimą, sakote, o galite subūti 1-6. O jis atsivėrė 8 šitoj vietoj. 6? Aš manau, kad 6 yra vis dėlto. Aš pasakiau, jinai keičia komandą per savo papilą, sako, aš galiu juodų žaidėjų ir manau, kad žingsnis pasikeisti komandą per savo, vadinkim, nulinį ratą. Galima būti galima, nes išgirdo daugiau argumentų. Bet ar gerą komandą pakeitė? Tai bet gerai, tai jinai kaip juoda, tai žinodamas spalvas gali tą daryti iš mano pozicijos, ne šitoj vietai. Tarkim, aš pasakau, tarp 2-8 turi būti patikrinimas, nes jūs pykstatės, bet jūs 8 esate raudonas. Antras, 2 gali būti juodas, bet ar taip lengva, vienas, kaip mane deda 9-10 tikrai ne, aš geriau padėčiau 2, 10 ir 6 šitoj vietai. O atsiprašau, 1, 6 ir 10, arba 1, 2 ir 6. Bet aš galėčiau padėti. Kas? Klausome 10. Pirmas per savo, kai tik išėjo 3, aš 4 žiūriu atvirom akim ir 3 kartus sakau pylink 1, 9, 10. Pirmas dalykas. Kitas dalykas, suraskit bent vieną mano juodo žaidimą, kur aš visiškai žaidžiu vien tik prieš raudonus ir vien tik su savo juodais mafais. Kur tipo jūs įtarėt, kad čia 1, 2, 10, 9 tipo trojkė sėdi. Ok, su visais tipo žaidžiu. Kitas dalykas, pasakiau argumentus yra, kodėl man 5 buvo labiau raudona apie tą užmetimą. Pasakiau, kodėl įtariau 8-4 ir aš nežinau, sako dabar 9 yra 10 išeina, nors tipo 9 tampa raudonesnė, dėl to jūs sakot, paklausytis, ką aš pasakysiu, jūs net neklausot manęs visiškai. 9 pusdama prieš vėją, kai pirmas yra atsivėrė šerifas, kai 3 yra nušautas šerifas, tampa raudonesnė ir neturi išeiti anksčiau negu aš. Tai aš nežinau, man tiko pilintis 1-2-10, man tiko pilintis 1-9-10, aš 4 tą dalyką pasakiau, jeigu jūs galvojat, kad aš žinau, aš vis tiek išėjęs paliksiu 2-9 balansų, man neįdomu, ačiū pas. Ačiū Jums. Ir klausome numerio 2. Šitau 2, šitau 10. Vienintelis argumentas pas jūs, kad jūs norėjot pilintis, galėjot pilintis, kai tuo metu papilo nebus. Ir tu gali sakyti, ką nori, gali 3 juodus tenais įsidėti, ten nieko nevyks ir tai už tai bus atsakingi. Žiūrėk, dabar balsuoti prieš dieną numeris 2. Aš jums paliksiu savo balansą. Aš dėl ko klausiu, kas yra raudoniausias žaidėjas. Nes dabar turi šaudyti turbūt žaidėjas numeris 8. 6 turi būti raudona už tai, kad už savo, jinai labiau raudona už savo reakciją. O 8 raudonas dėl to, kad jis jam atsivėrė. O juodas įdam, tipo, neatsivėrė niekada. Niekad nėra buvę. Patikrino savo juodą, pamirksėjo, dar pažiūrėjo, kad daug žaidėjų pamatė. Nu tai jis pritinginėja paskui. Ar tipo nėra tokios logikos. Aš galvoju 9 labiau raudona, nes už tą putimą prieš vėją. Nu nelogiški argumentai. Tuo metu 1-6 negali būti komanda, kaip jinai sureagavo, kai pamatė, kad jisai atsivirinėjo, kai tada prisidavė 3 žaidėjas, dėl to ši raudonesnė. Švingždimo nėra. Ir dėl to 10 išeinu aš. Išeinu 10, žiūrėtum iš savo 8. Visi pasisakėt, perėmė balsavimą. Įstatytos kandidatūros 10 ir 2. Kartoju, 10 ir 2, pasiruošėm balsuoti, kas balsuoja prieš 10. Ačiū, laikome. 1, 2, 3 balsai. Ir kas prieš 2, likę 4 balsai. Žaidėjas numeris 2, atsisveikinimo kalba. Gerai. Taigi tu pati balsavai 10. Tai gerai, bet tu balsavai. Taigi balsavai tą. Nu žodžiu. Žiūrėkit, balansą aš palieku 10. 10 juodas, aš palieku balansą.
Tai 10 juodas, tai aš palieku balansą. 8 sakė, kad aš nenoriu, kad antras dabar išeitų. Sakė, man 10 tiksliai juodas, kuris balsavo, prieš antrą balsavo. Dėl to dabar pats raudoniausias, jūs pasakėt, jūsų daugiau nepaklausiau, pats raudoniausias 8, turi nusišauti 8. Jeigu 8 nusišauna, paskui išeina 10 ir paskui 8. Nes man atrodo, iš tiek 10 mano balansui, 10, bet kokiu atveju 10 mano balansui. Nes kad atsivėręs pirmas 8, pirmo 8 nulinė kalba buvo labai tarsi apie nieką, tik pakalbėti, tik ką jūs turėjot padaryti. Atakavo 7, kuris sako, jūs čia tuos uždėt, tai kur jūs juodi ir tik jam aiškino, kas jam juodi. Aš galvoju 7 iš raudonas, dėl to 8 įtariu, jeigu jis nenusišauna. Jeigu jis nusišauna, tada galvokit, kad galvoju 9 raudona, jums atrodo pagal 6. Man 6 atrodo labiau raudona. Bet man taip atrodo. Ačiū, paplojam žaidėjai numeris 2. Mieste naktis. Man nepasirašė Labas rytas ir mafija nužudė numeris 6, jūsų atsisveikinimo kalba. Alenai! Kodėl ne jūs nusišovėt? Žiūrėkit, antras išeidamas labai čia sumutino tos vandenis, 5, ką nesuprantu, pati su 2 ir manim prabalsavo į 10 ir rodo 2 juodas, kažkokį pasimetimą matau iš jūsų ir aš galvoju, nejaugi gali būti, kad čia 5-8 juodi. Žodžiu, čia tas ir yra paranoja, kad antras labai aiškiai paaiškino, kad turi šautis 8, visiems raudonesnis 8 ir tada jeigu 8 juodas gali būti 5 juodas, bet jeigu žaidžiam taip, kaip žaidžiam nuo pradžių, antras reiškia tarp 2-10 tikrai yra juodas žaidėjas, antras labai 9 juodino ir dar sako, kad, užtikrinta, viskas, 9-10 išeina pailiui, mano užtikrintumas. Ir po to 9, prie 7 nelendat. 7, 5, 8 yra raudoni žaidėjai. 9, 10 Ačiū, plojam žaidėjai numeris 6, iškrentate. Kalbas pradės žaidėjas numeris 7. Išstatau numeris 10. 10. Žiūrėkit, man keistas momentas, antras būtų pasakęs išeidamas, jis taip jau labai ant lėkštutės padėjo, išeitų, pasakytų, kad atkreipkite dėmesį į atšovimus, dar kažką, taip kažkaip, o dabar jau taip, jeigu nusišaus 8, tarinėkit 8, taip atrodo mafijai, va taip, specialiai jau aš būdamas mafas, aš nešaučiau už 8, nes jau taip iš karto dėlioja versiją, kad įtarimą, kad mes nuo 8. Man pasirodė, bent jau kai atsiskleidė, kai Alenas iškėlė, kad aš šerifas, ir kai atsiskleidė 3 ar net 4, ir jis taip labai atrodo natūraliai rodo pirštu vos ne va šerifas ten, kažkaip natūraliai, kad va atskleidė jau taip, bent jau man pasirodė, kad labai raudonai tuo metu sužaidė tuo momentu, kad jis ten išstatė, keistai, bet išstatė ant to 0, jeigu pasižiūrint. 5 aš irgi raudoną laikau, 8 irgi 10 man labiausiai gal įtartinas iš tikrųjų, o 9, kad jinai važiuoja prieš 6, taip jau labai jau ir jūs ten dėliojat kažkaip tai keistai. Laikas, klausome 8. 9 neįtariu, todėl kad realiai jau nėra prasmės žaisti prieš 6 du ratus ir po to ją nusišauti. Todėl 9 neįtariu, 110. O jūs raštutį pasakykit, kokią dvojkę prie stalo galima, jeigu 2 raudonas. Ar 2 juodas išėjo? Jeigu 2 juodas, tai turit suprast, kad aš irgi raudonas. O 9 tiesiog laikau raudoną, o jeigu 5-7 mafai, tai čia mūsų kolektyvinis pralaimėtas žaidimas. Nes jie, aš 7 pasakiau, už ką įtariu, todėl kad tą 0-7 sužaidė be 5-6 ir dar kažko jūs išsimetėt, be 3. Jisai sužaidė be 3, 1-2-4 jisai sužaidė. Jūs sužaidėt 1-2-4, kur mes žinom, kad tarp 1 tikrai mafas, o 2 neaišku kas, jeigu 2-7, greičiausiai, kad tada 7 paskutinis 10 sekundžių? Jeigu 9-10-5 raudoni, tada 7 gali būti paskutinis mafas, bet kol kas 7 nenoriu įtarinėti, o 10 jūs nepasakėte. Kas? Klausome 9. Man
tai aš sakau 10. Patvirtinta. Nes aš sakiau, kad čia kažkas turėtų būti ir man labai, iš tikrųjų man tai yra sudėtinga, nes visi važiuoja į mane, bet kažkokių rimtų argumentų prieš mane, pavyzdžiui, nesurenka. Tas pats 7. Jūs irgi. Jūs sakot, galėtų būti juoda, bet jūs argumentų prieš mane, pavyzdžiui, nesurenkat. Jokių. Jūs tik tais pasakote apie stalą, ne? Bet, pavyzdžiui, 8, kurį aš nelaikau jo juodu, jis argumentų surenka, kas galėtų būti ir kas būtų juodas. Tai man jis yra kol kas raudonesnis šitoj pozicijai. Aš irgi tarinėjau 7, bet ar 7 gali būti gerai, 1, 2, 7, ar gali tai būti, arba 10 sako, kad 2 juodas, 1, 7, 10 šitoj vietoj. Kas yra 5? Pavyzdžiui, 5 nuo savo nulinio rato labai stipriai mane juodina ir jungia į komandą 1, 9. Šitoj vietoj, kad aš nepasižiūrėjau, nors pažiūrėjau, argumentus atmečiau, paskui jinai kaip ir nuvažiavo nuo manęs į šoną. Mane stipriai paraudonino, paskui 2, kuris irgi visą stalą juodina. Kas yra 5? Aš manau, kad jinai galėtų būti vis tiek raudonesnė, nes, ta prasme, dėlioja argumentus, ten ieško komandų, 10 tarinėja. Laikas, klausome 10. Tai su kuo aš 2 tada, su 9. Su kuo aš 2? 9 priimtas. Man šitą pasakė 90. Man atrodo, kad tiesiog gali būti čia 1 juodas likęs, tiesiog raudonį pjauna tai per šoną, kur tipo įsicaskinu į tą 10, davai važiuojam. Aš pradžiai pagalvojau, kad tipo, gerai, Alinas mane, jeigu nesišaudys, jeigu ten 2 kažką ten pasakys, tai galvoju, gali būti 2, 9, tarkim 8, nes 9 prieš mane važiuoja, 8 prieš mane, arba tarkim 7, 8, kur tipo gali ten susipaksuojas, tai 6 būtent šau. Aš žinau, aš tą pasakiau. Tai va, tai man iš mano perspektyvos tiesiog, man tinka, kad 9 išeina, nes man atrodo, kad tiesiog pjauna per šoną. Iš jūsų pusės, tipo, su kuo aš 2 su? Tipo, jeigu 2 yra raudonas, 7 pradeda, kad 10 juodas, jums 7 yra tipo raudonesnė, 8 irgi man įstatinėja. Tipo, jie man įstatinėja, 9 irgi man įstatinėja. Su kuo? Kuo aš 2? Man tinka nueit. Man nesvarbu, kad jūs mane išmėsit, jūs čia galite grybauti per šoną, bet aš vis tiek 9 paliksiu grįžtų balansų, nes aš tam nušau raudoną ir tą patį pasakė. Ačiū pas. Ačiū jums ir klausome 5. Galina, jeigu 9 raudona, tai 10 paskutinis mapas. Taip. Nes mes raudonė, ne? Taip gaunasi. Ar jau kažko čia, realiai tarp čia jau turite ieškoti, tarp 5-7 juodų. Dabar paaiškinsiu, dėl ko pagalvojau, kad 2 juodas. 2 sako, aš išeinu tikrai palieku balansą. Tai reiškia, jisai, jeigu, tarkim, ir juodas, jisai palieka raudoną balansą, mes išvedam tą raudoną ir jo vis tiek juodas išeina gadaikai ir laimi. Tai ta prasme, čia dar. Tai aš dėl to parodžiu, 2 sėdi ir išeina tiesiog 10, kuris yra įtartinas. Arba nu ten 9, kuri buvo įtartinėse. Tai, o dabar mes turim pataikyti, o gal ir sėdi 2, o gal ir suklydam 2 raudonas. Lemai, žinokit, jūs už tą 9, kad nusišoja nuo 6. Ne, 7 tikrai neliesim, statau 9, statau 10. Patvirtinta. Tarp 9-10 turi būti balsavimas. Bet jūs nori 9 atiduoti, ne? Aš prabalsuočiau prieš 9, nes 10 paskutinis juodas. Kas? Visi pasisakėt, perinam į balsavimą, išstatytos kandidatūros 10 ir 9, kartuoju, 10 ir 9, pasiruošiam balsuoti. Kas balsuoja prieš 10, ačiū, 1 balsas. Kas balsuoja prieš 9, ačiū, 4 balsai. Žaidėja numeris 9, jūsų atsisveikinimo kalba. Man iš tikrųjų keista, ta prasme, kai važiuoja, nesurinkdami argumentų, persiverčia batus ir vis tiek aš lieku kažkokia tai įtariamųjų sąraše. Aš buvau raudonas žaidėjas, gerai, kas man buvo 10 likęs juodas, ane, ir aš nežinau, 1 juodas, o kas su jais? Ir 7 gali būti, ir 2. Nu žiūrėkit, 2 išvedė, 2 sako, vedame 10 ir balansų palieka 10. Tai man jis yra raudonesnis. Nežinau. Kas? Ai, nu tai tada. Įsispręsite patys. Ačiū, paplojam žaidėjai numeris 9, mieste naktis.
Labas rytas, numeris 5, jūs nužudyta, jūsų atsisveikinimo kalba. Jūs sprendžiat tikrai raudonas. Alinas gali būti tarkinas antroje vietoje dėl to, kad jisai atidavė 9, kad ir savo, tarkim, juodą jau jis nebeturėjo, jau jis galėjo atiduoti savo 9 juodą. Jau tikrai galėjo, nes jisai suprato, kad jau aš link to einu, kad jisai paskutinis juodas prieš šį balsavimo nebus ir tarp 8-9 turi balsavimus. Tai jisai bijodamas, kad prie jį neprabalsuos, jisai atidavė savo 9. Tai žodžiu, Alinas gali būti antroje, bet tai, paklausykit, tarp 8-10. Tai aš pagalvoju, dėl ko Alinas, kas labiau. Man tas 10 toks jau pasidavimas, aš taip žinau, kai būnu, pavyzdžiui, raudona, jau taip visi važiuoja ir toks beviltiškumas ateina, tai va toks emocinis. Jis viską blogai darė, jis viską blogai sakė iki to, kad jis būtų juodas, bet jis jau antiek pasidavė, kad gali būti netyčia raudonas. Tai va, tai toks... Nežinau, kokiu prioritetu statyčiau, kuris juodesnis, bet jūs tikrai raudonas ir, manau, paliekut atmetimo būdu. Jis nieko nepadarė, kad būtų juodas. Va taip pasakyti. Laikas. Plojame žaidėjai numeris 5, o kalbas pradės žaidėjas numeris 8. Tai dabar vienas argumentas, kad jeigu aš esu su 9 juodas, Antanas rodo išeina 10. Jis įrodė išeina 10, man nieko nekainuoja, sakyt, jo, išeina 10 ir aš statau su 9 ir jam paskau taip 10 išeina ir mes laimėm, jeigu 8-9 kartų mafai. Tinka tavo argumentas šitas, netikiuosi. Toliau, tavo argumentas. Pirmas pakalbėjo, antras sako, aš žaidžiu su pirmu, aš sakau, antras raudonas, pirmas vis tiek juodas. Mano kažkas, nesvarbu, tipo 1-2-10 jūs bent čia svarstys, bet manau nesvarstysit, nes jisai pasakė argumentą, kad aš nesišaudžiusiu, tai aš reiškia mafai. Tai greičiausiai antras juodas su tokiu argumentu gali būti, bet jeigu antras raudonas ir žaidžia su mano pirmu juodu, aš sakysiu antras maladėts, pirmas irgi maladėts. Ar ne? O aš sakau antras maladėts, pirmas vis tiek juodas. 10 sekundžių. Kokia prasme, iš tų 7? 7 priimta. Tu išsistatom, nesvarbu. Jūs turėsit man sakyti argumentus, kad jau 10 juodas, o jūs turėsit... Laikas. Klausome 10. 8 ir manęs tikit. 8 priimta. Vienas argumentas, dėl ko man tiesiog 9 nuėjo, aš manau, kad ten, ta prasme, 9 buvo su pirmu, antras iš dalies galėjo būti raudonas, nes pagal ją tiesiog, jinai net nesuskaičiuoja. Iš jos pusės, iš 9 pusės, sako, kas yra juodi. Tai gal tas buvo, gal 10, gal tas. Ir mes tipo vienas tiesiog prieš kitą važiuojam. Aš savo kalbai pasakiau, kad mano gal dvojkė buvo tarp 7-8, tarp 9-8. Aš galiu ir jūs net 5, tarkim, paliko, jūs tipo kaip raudoniausiai ir spręs. Bet jūs visą ratą pagazuojate mane, dėl ko aš noriu 9 įsivest pradžiai, nes jūs pradėjote mane, 8 pradėjo mane, man įsijungia beviltiškumas tiesiog. 9 toliau gazuoja į mane, 9 laiko labiau 5 raudoną. Man atrodo, kad jie tiesiog ten bandė ar pėdą sumėtyti, ar aš net nežinau, nei su kuriuo, tai 9 buvo mafija, su 8 ar 7. 8 argumentai yra įtikinami ir jisai pasakė, kad man ta komunikacija tiesiog nesigauna, kur tipo, jeigu 2 buvo juodas, su 9 tarkim raudona buvo, kur 8 tipo, ten komunikuoja su antru kaip apie 1. 10 sekundžių. Man tiesiog iš tos pusės nesigavo. Ir dabar tipo, jis tai stato pradžiai 7, nors tipo, viską mane turi styti, bet čia jis tiesiog labiau jūs įtarė. Iš mano pusės 7 tarpnės. Laikas, klausome 7. Išstatau numeris 10. Priimta. Žiūrėkit, dabar momentas tas, kad pagal atšovimą vienas dalykas, ar ne, prieš pat naktį rodo 8, kad 9-7 gali būti juodi, ar ne, ir 5 sako 7 tikrai raudonas, ar ne, tai vienas dalykas atšovimą. Jeigu aš tikrai būčiau šovęs 8, čia šitas argumentas, kitas dalykas, kas visi ant palikimo, ar ne, aš šiaip nelabai įtarinėjau 8, nors 5 pasakė, kad įtarkit 8, man atrodo vien tik dėl to, kad atskleidimas, kitas dalykas antulinio rato, kaip pirmą rodo, kad juodas, tai čia geras argumentas, man atrodo, kad tikrai taip nedarys, ir kitas dalykas, 10, pažiūrėkit visų raudonų, kurie išėjo palikimą. Keliam 1, ten 2, nesvarbu, kad ir kokia būtų komanda, 10 ten buvo dalyvavo. Man kas keista buvo, kad 9, kuris dėliojo komandą 1, 2, ten 6 traukia, neatakuoja taip smarkiai 10, o 10 atakuoja 9. Labai smarkiai, o jinai taip, kai kada įtraukia, kai kada neįtraukia tą 10. 10 sekundžių. Tą 9, ar ne? Ir man tiko, aš 9-10 įtarinėjau, dėl to aš galvojau, kad 10 labiau įtartinas, išvedam, bet kai 5, kurią aš laikiau raudoną, rodo, kad 9, tai galvoju, kad išsibalsuosi. Visi pasisakėt, perėmė balsavimą. Išstatytos kandidatūros 7, 8, 10. Kartojiliškumas 7, 8, 10. Pasiruošėm balsuoti. Kas balsuojat prieš 7? Ačiū, 1 balsas. Kas balsuojat prieš 8? Ačiū, 1 balsas. Kas balsuojat prieš 10? Ačiū, 1 balsas. Visi po vienodai surinkot, po 30 sekundžių kalba 7. Tai gerai, tai dabar 8 prabalsavo į 7, 10 galėjo laimėti. Ir galėjau aš laimėti lygiai taip pat. Taip, tai va, tai
8. Nežinau, kur jūs dabar jau turėsit pasakyti, dėl ko jūs balsavot prieš mane, nes keistai, šitas keistas buvo momentas. Na gerai, reikia pagalvoti. Laikas, klausome 8. Mano ranka buvo kada išmesta prieš pats to pasakymą. Jisai jau negali damesti. Žiūrėk, kaip buvo. Sako, kas prieš to prisipinti, aš sėdžiu, žiūriu, jisai nebalsuoja, aš tada išmečiau vieną ranką. Jisai jau jam per vėlų mest. Čia aš aiškinu, tai būtų raudonas. Jam per vėlų jau damesti ranką. O tu galėjai damesti į mane bet kada. Tu galėjai realiai bet kada. Turi suprasti, kad 1-8 nėra tokios komandos ir tiesiog prabalsuoti prieš 10. Čia ant paranojas mane pasiliko ir viskas. Aš tai biškai pamanau, nes tu prieš 3-5 užžaidai, kurie nušauti visi. Klausome 10. 8 juodas. Jam net nereikia sakyti, jeigu tu raudonas, aš paskutinis įstatytas esu, man belieka ranką dėti tik į save. Tai aš akivaizdu, kad aš dėsiu tik 8, tu gali damės, tu tiesiog raudonas. Kitas dalykas, aš pradžiai pasakau savo baigiamoje kalboje, bet labiau manau, kad 7 man tarptinesis. Ir aš per balsavimo laiką taip laikau. Buvo kišeniai, sako, kas balsuoti prieš 7, ir aš prieš balsavimą taip padėjau. Ir sako, gal damečiau, aš drąsiai galėjau damės, nes mano ranka buvo virš stalo per 5 cm. 8 tiesiog juodas. Jis tau sako, jeigu tu raudonas, tai tu į ranką tiesiog į mane galėjai padėti, aš į save būčiau dėjęs, man nėra kur dėti. Tu arba į 10 balsuoji, arba 8, tiesiog laimėsi. Kas? Visi pasisakėt pakar... 2-9. Trečia bauda žaidėjai numeris 8. 7, 8, 10. Toks eiliškumas. Pasirašėm balsavimui. Kas balsuojat prieš 7? Ačiū. Balsų nėra. Kas balsuojat prieš 8? Ačiū. 2 balsai. Ir prieš 10 vienas balsas. Kročia prieš mane. Stop žaidimą. Mafijos pergalė.